Ir tai yra viskas. Paskutinė dienelė. Kažkaip sunkiai miegasi jau nuo to nuovargio. Naktį yra blūdijama, prabitinėjama. Kaip ir visada to eisiu žadint vaikų. Ką judam, pasileidžiam kokį įdomesnį gabaliuką ir pakuriam publiką. Opa, labas rytas. Džiugai. Žadėk vaiką. Nėra muzika. Sveikas. Labas rytas. Opa. 8 ryto šachmatų partija. Kas laiminėjo? Kol kas tu. Sveikas. Sveikas atvykęs į penktadienį, Aleksai. Aš įsimylėjau. Uždaugino vaikui Mažvydui užduotį kažką nupiešti šitai stovyklai. Einam patikrinsiu. Praėjo gal 50 minučių. Mažvydui nelabai sekasi. Nelabai? Nesiseka Mažvydui? Bandom padėti, bet nepavyksta. Gerai. Šviesą ką filmuoji, YouTube bus? Jo, galėsit pažiūrėti kažkokio pusmečio. Man kaip grįšiu bus žiauriai daug dovanų. Ir Swedbanko kortelė, vaikų, vaikiška. Oho. Čia rimtai? O Swedbanko kortelė papildyta? Jo, 5 eurų bus. 5 eurų bus. Daiktus pasidedam, nenumetam, o pasidedam, gerai? Dešrelis. Lauki Jori, kada ragausi šitą skaniestą. Pradėta varškė. Parodyk veidelį, nuotaikinga. Nu aš ne... O čia taip, ne užversti. Užversk, spausti. Neatrodo labai skanu. Su tokiais aukštaisius. Yra tenais kur virdalystas. Nu ant žiauriai skanu, dideliais kaziniais atrodo. Kas? Tu pasiteikti. Važiuokim, atrodo. Ne, šiaip varškytę valgau, bet nu čia tai... Čia net... Gerai, kodėl vadinasi grūdėta varškė? Atnešim kiečių blokų. Aronai, atnešim man paskui. Bratai? Danai, o šitą imi? Taigi čia skani, ta grūdė tau patinka, čia grūdėta. Na ir tai blogai. Ne, gerai, žinau. Patenka? Nu neblogai, bet tik su uogom. Tu tai vapšai gerai valgai. Jo, tas skystis negerai. Nepatenka skystis. Ne, dabar jau jo. Nu va, treneris Mindaugas pradėjo valgyti. Grūdėta varškė. Grūdėta varškė. Stovykla visiems į naudą. Pasistiprink. O kepurę reiknusiam valgam. Taip. Dabar paskutinės tavo užduotis, imt kamerą. Ir dabar papasakok, kaip praėjo stovykla. Nu ką, žinau, fainai, bet tiesiog atsibodo, kad reikėjo tiesiog į 8 aukštą eiti visą laiką. Visą laiką lipti 8 aukštą, ne? Jo. Bet mes kalbėjom apie tai, kad nu, čia yra kojų treniruotės ir kojų darbas, ne? Bet šiaip, kaip vertini iš 10 savo nuomonę? Iš 10 balės sistemai? Kadangi lipti į 8 aukštą, tai gal 9,5. Oi, ačiū tau. Parodė geriau, kaip antram aukštą tu gyvenai, kaip darbų. Sausainių, kad neišaltų labai, ne? Ir 7 žingsnių kelionė. Jo, apie ką kalbėjom visų stovyklos metu. Miegas, mityba, technika, fizinis pasirengimas, pozityvumas, pagarba ir mokykla. Gerai, Adomai, duok 5. Tikėkimės kitais metais susimatysim, ne? Gerai, saugiai. Ačiū viso. Ups. Veikia signalizacija. Adomas pirmasis palieka
barą. Bet nėra ko liūdėt, neturim ko liūdėt, nes čia mes mokomės. Čia mes augame ir tobulėjame. Ir neužkuriam mašinos. Iš 19 prasukimo. O ką, paskutinta dienelė? Jau biški truputėlį treneriai jau psichologiškai jaučia labai didelį nuovargį. Reiks padaryti linksmą rytinę treniruotę, prisimint triukus, kuriuos mokėmės. Vakariniai dalyje bus paruoštas solo turnyras. Kas gali batą užriešti, alio? Paskutinė diena, aš jau, žinai, kiek batų pririšau, kokį, milijoną. Ne milijoną, bet virš 100 tikrai, batų tikrai užrišau. Tai bent kartą trenerių galima užriešti. Paskutinta diena yra tokia taisyklė, jau trenerių batus rišau. Kodėl? Todėl, kad ir savo tai turėtų užmokti batus rišti. Tik tai tu neužmazgi. Matau čia, čia pažiūrim. Gražiai. Aš moku, va. Atrišti, matot, žiūrėkit. Žiūrėkit. Jo. Kas? Mokat? Aš be rankų. Jo, bet. Aš nesu labai aukšto meistriškumo sportininkas. Oi, kaip gerai. Laimingas. Važiuojam. Pabandyk. Dar kartą. Gerai, ir įmušė įvartį. Čia yra Aras ir Majus. Čia yra Majus. Įmušė. Opa. Oi, Benas. Ir taip. Ir opa, dar kartą grįžti. Pasisveikinam su Saulė. Labas rytas, pasaulė. Ačiū tau už šią stovyklą. Dėkojame Dievui už puikų kontentą. Amen. O štai čia aš su treneriu. Juojamės. Maniau. Greičiau mano aukštas, šiandien, kad pasatėlis tą supuos krikščinis, greičiau. O tik kai mes 400 galim įsivertinti. Kažkas vėluoja savo svorį. Matot, kaip gerai maitina. Nes aš tai iš garso girdit. O davai su hip hop. 1, 2, 3, davai. 1, 2, 3. Sudėdžią Eliza, gražiausias iš visų. Buvo pamiegota 20 minučių. Einam pažiūrėti, ką Mažvydas nupiešė. O, papa. Labai gražiai, Mažvydai. Kiek vertinat? 10 iš 10. Dabar reikia nepriliest kaip Mona Lisa, reikia išnešti ir įstiklint, įrėmint. Labai gražu. Turim talento daug, ne tik aikštėj, bet ir už aikštės turim talento. Čia šaukštelį, netyčia užmėčiau iš klausimą, man reikia ištraukti, mes nelabai stipriai negalim patraukti, bandėm, niekas nepaėjo. Gerai, ateim. Pasirodo, turi traumenų. Atėjo ta akimirka, kada bus vykdomas solo turnyras. Finalinis etapas.
Ir sporto solo lygos dalis baigta. Tada tingėjau į treniruotę. Gal tada geriau nuėjau kažkur su kompiuteriu pažaidžiau, o draugas buvo treniruoti. Draugas treniravosi su kamuoliu ir dėjo daugiau pastangų, kad laimėtum. Kitą kartą būna gal tiesiog sėkmė šiandien ne tavo pusė. Būna ir taip sporte, bet reikia nesustoti, pakelti aukštai galvą ir toliau tikėtis, sunkiai dirbti, treniruotis, kad nereikėtų paskui kaltinti nieko, nei teisėjo, nei pačio savęs, o tik galėtum pasakyti, kad tau šiandieną tiesiog nepasisekė ir pasiseks kitais metais. Gerai? Taip. Tai va to linkiu jums, kad laimėtumėt kiekvieną dieną ir pasitobulintumėt save. Kiekvieną dieną jūs turite laimėti. Atsimenat, klaidos nėra blogai, taip? Klaidos nėra blogai, svarbu suprasti tas klaidas. Mes iš jų mokomės, taip? Čia trofėjai, tai lieka toliau klubui. Jūs tiesiog pasidžiaugiat jais, pasižiūrėt, pereinamoji, dedam atgal, dedam į dėžutę ir tiesiog parodom jo matę. Tumas, kviečiam į sceną! Tumas! 2.17 metų. Ale! Iškelk taurę, parodyk draugam. Kas jis sustabdys? Turnyras puikus, linkėčiau visiems tapti puikiais futbolininkais. Aš matau, kad visi norite žaisti. Aš tą matau. Nori. Nuo 15 metų. Plojimai Kiprai. 1986 metų. Deividas! Deividas, ačiū. Iš tikrųjų noriu tą taurę įteikti Dominikas. Ateinam. Dominikui, kovojam. Salomės! Salomės visi kartu! Ir krenta! Einame paskutinę vakarienę. Jeigu dar ne subscribinat šito kanalą, tai labai prašyčiau, paspauskit subscribe mygtuką, paspauskit laiką, parašykit komentarą ir patinka jums toks turinys susijęs su sportu, kelionėm, pramogom, kūryba ir ką. Nieko, dasimušam dieną. Ir rytoj viskas, rytoj papusryčiaujam, susikraunam lagaminus ir šiaušiam namučio. Kas labiausiai patiko? Labiausiai šį patiko pats turnyras, čia pats paskutinis turnyras labiausiai patiko. Tai išmokau, kaip reikia maitintis, apie miegą, kaip reikia miegoti geriau. Driblingui reikia greičio, drąsos, gudrumo. Saugios kelionės. Nu tu kur, beženiuk. Spidermanas. Kauniau. Ką? Galėsiu paskui. Ir čia bus pripučiamas filmas. Citronėlį. Nuo 2.15 žvakučių, kad filmą galėtume pažiūrėti. Gerai, nebešneku, pavargęs. Aš pavargęs, jeigu atvirai labai pavargau, jau sunku šnekėt daros. Ir labai nugarą maudžia kažkodėl, nesuprantu. O du čia milijonų, realiai milijonų. Manau, kad neveiks. Reiks arčiau dėti. Kai atsisės, visi arčiau dėsim. Staigiai prabėgo. Noriu pradėti nuo to, noriu, kad pakeltumėt rankas, prisipažintumėt, kas skambinot namo ir prašėt. Mamytė, pasiimk mane, prašau. Negėda yra paskambinti mamą. Nu, iš tikrųjų yra taip daug kam iš jūsų yra pirma stovykla. Mama jūsų yra svarbiausias asmo gyvenime, ne mama ir tėtis. Kad išbuvot, iškentėjot, vienas nepasidavėt, buvo ir liūdnesnių akimirkų, bet tikiuosi, kad buvo daugiau džiaugsmo. Buvo daugiau džiaugsmo? Nes kaip aš buvau stovykloje, ir treneriai buvo kitose stovyklose, pas mumis tokiu metu niekas taip net nevykdavo, niekas nepasakodavo, niekas nesistengdavo motyvuoti ir niekas neaiškindavo, kokį maistą reikia valgyti ir kaip ilsėtis.
išrinkom kiekvienam aukšte po kambarį. Tvarkingiausią kambarį. Kuris buvo tvarkingiausias. Numeris 4. Pirmas 4. Antras 5. Ir 9. 4, 5, 9. Numerį kviečiame į sceną. Kur pirkai laiminga? 0. 7 aukštas ploja. 4. 4. 2. 4, 4, 2. Noriu padovanoti vienam žaidėjui, vienam vaikui, kuris mano galva tiek aikšteliai, tiek ir už jos ribų. Man labai patiko, kaip jis elgiasi, kaip jis klausosi, kaip jis aplamai treniruojasi ir dirba. Tai Dominikas. Paklausom. Šitas statulėlė. Griežtas, ne? Aš griežtas. Jis kaip treneris. Klausimas. Aš griežtas? Ne griežtas. Žaidėja, kuris labai stipriai tobulėjo mūsų akise, ar ne? Su treneriu Vilniu nusprendėm. Tai yra Džiugas. Kur šypsena? Kur šypsena? Jo pastangos, neįvinės. Jo kairė koja irgi neįvinė. Tai Rokas. Pakvieskim man. Dovantų. Sveikinti šventą varį. Šaunuolis. Kaip galvojat, kas šitą grožį? Iš mano pusės tai buvo žaidėjas, kuris nuolat norėjo tobulėti, norėjo išmokti tą judesį, kuris nepavyksta, kol galiausiai pavyksta. Tai yra Mažvydas, paplojam. O čia yra Mažvydo piešinys, tai parodo, kad talentas yra ne tik aikštėj, bet ir už aikštės ribų, ne? Kodėl tu nori tos triukus taip išmokti, papasakok? Aš nenoriu atsilikti nuo draugų ir nenoriu būti vienintelis toks, kuris nemoka ar nežino, kaip tai padaryti. Dar kartą, Deividai. Kadangi mano laikrodis yra sustojęs, jisai pastovi rodo 11. Šitą laikrodį tiesiog pasakysiu. Kaip tą vadinam? Kaimynų vadinam kaip? Paurazas? Paurazas! Atei! Tu papasakok iš vis savo įspūdžius gyvenai su treneriu. Galiu papasakoti, kad gyventi su treneriu nėra taip blogai, kai visi sako. Labai gerai su juo gyventi. Aš iš vis man džiaugiuosi, kad išdrįsai iš vis su manim gyventi. Man irgi patiko su tavim gyventi. Paurazai! Susitarėm taip. Šok. Neverkim ir pašok. Neblogai atrodo. Dujų kamera neveikia. Nieks nepadėjo, nei žvakės, nei purškalai. Nieks nepadėjo. Ten gindi saugoti padėti, antifrizą tikrino. Treneriai kando į kaktą 3 odai kadrai. Ir štai išaušo tą akimirką. Ta akimirka, kada mes galime atsisveikinti. Buvo džiaugsmo, buvo ašarų, buvo pykčių, buvo visko. Štai treneris, kuris buvo su kamera visą savaitę. Treneri, kodėl filmuoja? Treneri, galit mane nufilmuoti? Treneri, galit man duoti kamerą? O dabar galima ramiai supakuoti kamerą į lagaminą ir padėkoti už peržiūras, padėkoti už subscribus, padėkoti už laikus ir už komentarus. Viskas. Tai ir viskas. Ir pabaiga, ir pabaigta. Ačiū, kad žiūrėjau dar kartą ir susitiksim. Galimai susitiksim. Neužilgo.